Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite.lt komandos ir šiandien aš jums noriu parodyti, kaip reikia instaliuoti Ubuntu operacinę sistemą. Taigi Ubuntu operacinė sistema yra viena iš populiariausių Linux distribucijų. Paskutinį kartą Ubuntu tikriausiai instaliavau prieš porą metų ir man atrodo tai nebuvo labai sudėtinga, taigi važiuojam. Štai taip atrodo pirmas įdiegimo langas, jame reikia pasirinkti savo kalbą, aišku nebūtinai, bet pasirinkame lietuvių kalbą ir galime dabar išbandyti Ubuntu arba įsidiegti. Išbandyti tiesiog visa operacinės sistemos informacija bus nuskaityta į jūsų kompiuterį ir viskas veiks tarsi operacinė sistema būtų jau įdiegta. Jūsų kompiuteryje niekas nebus pakeista, niekas nebus įrašyta ar ištrinta. Arba šiuo atveju, kaip mes norime, pasirinkame įdiegti Ubuntu. Taigi minimalūs reikalavimai yra 6 GB kietojo disko vietos ir keletas papildomų reikalavimų. Taip pat galime pažymėti šią varnelę, jeigu norime, kad Ubuntu automatiškai atsinaujintų įdiegimo metu. Mes nenorime to daryti ir galime įsidiegti kitų gamintojų programinę įrangą, kuri jums padės su garso ir vaizdo failais. Taigi šiame lange nieko per daug ir nedarome, spaudžiame tęsti. Ko gero pats svarbiausias instaliacijos momentas – įdiegimo tipas. Įdiegti galime savo operacinę sistemą dviem būdais. Arba viską ištrinti iš savo kietojo disko ir pasilikti tik Ubuntu. Visa jūsų kietojo disko informacija bus ištrinta. Arba patys galime nusistatyti, kur ir kaip įdiegti sistemą. Taigi pabandome sudėtingesnį būdą, spaudžiame tęsti. Čia matome kietuosius diskus. Aš turiu tik tai vieną virtualų 16 GB diską ir jame nėra jokių duomenų, taigi mes jį galime susiskaldyti. Spaudžiame naują skirsnių lentelį. Šis pranešimas yra apie jūsų kietąjį diską, jeigu jame buvo kokia nors informacija, šiuo atveju nebuvo, ko gero ją prarasite. Taigi jeigu kietajame diske turite daug ir svarbių duomenų, siūlyčiau pagalvoti prieš skaldant operacinę sistemą šiuo būdu. Mes tiesiog spaudžiame tęsti ir dabar matome, kiek mes turime gigabaitų. Norint sukurti papildomą skirsnį arba particiją, spaudžiame ant šio pliuso, nurodome, kiek megabaitų norime turėti savo naujoje particijoje. Tarkim 10 GB, tai būtų 10 000 megabaitų. Spaudžiame OK. Ir štai matome, kad turime du skirsnius. Vienas, kurį tik ką sukūrėme, ir vienas, kuris yra likusi laisva vieta. Taigi sukurkime naują skirsnį iš laisvos vietos. Spaudžiame plius. Ir šiuo atveju galime pasirinkti FAT32, kuri yra taip pat naudojama Windows operacinėje sistemoje. Ir spaudžiame OK. Taigi mūsų diskas dabar yra pilnai padalintas. Spaudžiame įdiegti dabar. Ir štai pirma klaida instaliuojant. Nenurodyta šakotinė root failų sistema. Taigi spaudžiame OK, pasirenkame savo root skirsnį, spaudžiame change. Turėtų būti keista lietuviškai, bet ką padarysi. Ir prijungimo tašką pasirenkame tiesiog slash. Ir spaudžiame OK. Ir bandome dar kartą įdiegti dabar. Tokia pati klaida su antru skirsniu, taigi grįžtame į instaliacinį meniu. Pasirenkame antrį skirsnį, spaudžiame change ir taip pat pasirenkame prijungimo tašką. Kadangi FAT32 yra kaip po ir Windows skirstinys, pasirenkame Windows, spaudžiame OK ir spaudžiame įdiegti dabar. Trečias kartas turi būti laimingas. Ir trečias kartas taip pat nėra laimingas. Šį kartą gavome trečiąjį pranešimą apie swap vietą, kuri yra kaip ir virtualus ramas. Ir tai yra rekomenduojama, kad turėtume bent
panašiai swap vietos kaip ir RAM. Grįžtame į instaliaciją ir mums reikia atsiskelti porą GB swapui. Spaudžiame change, panaikiname šį skirstinį. Okay. Taigi, dar kartą jį suskaldome. Paliekame 4 GB. FAT 32. Pasirinkame prijungimo tašką. Ir iš likusių 2 GB padarysime swap skirstinį. Swap sritis. Okay. Ir bandome dar kartą įdiegti dabar. Pasirinkame laiko juostą arba tiesiog galime rašyti Lietuva. Spaudžiame tęsti. Klaviatūros išdėstymo dabar nekeičiame ir spaudžiame tęsti. Kas jūs esate? Taigi mums reikės užsiregistruoti. Įvedame savo norimą vartotojo vardą. Įvedame slaptažodį. Taip pat galime užšifruoti savo asmeninį aplanką, bet kadangi tai yra tik testinė operacinė sistema, to nedarysiu. Spaudžiame tęsti. Čia Ubuntu reikalauja, kad prisijungtumėte prie Ubuntu One, jų teikiamos paslaugos. Mes to daryti nenorime, taigi spaudžiame prisijungti vėliau. Ir vyksta failų kopijavimas. Ir po kelių minučių gausite pranešimą, kad įdiegimas baigtas. Taigi belieka paleisti naują sistemą. Taip atrodo prisijungimo langas. Įvedame savo slaptažodį. Kurį jau spėjome pamiršti. Ir štai taip atrodo Ubuntu operacinės sistemos darbalaukis. Tikiuosi, kad ši pamoka jums buvo naudinga, sužinojote šį tą naujo. Jeigu patiko, būtinai spauskite like ir subscribe ir iki pasimatymo kitą kartą.